Kokybiškas nuotekų valymo įrenginių montavimas per vieną dieną. Visoje Lietuvoje. vandenvala.lt. Naujai dienai atėjus pradedame nuotekų valymo istoriją. Dar net neapsigyvenau čia, bet jau kasdien sulaukiu svečių. Nu, tikrai miela, malonu. Einam pasitiksim. Sveiki, sveiki. Labą dieną. Kornelija. Artūras Labai Busa, malonu. įmonė Artūrai. Vandenvala. Vandenvala. Oi, Taip. prašom, užeikit. Deja, neturiu ko pavaišinti dar, žinokit, bet va, prašom, nieko. įsipatoginsim čia kažkur. Gerai, kai svečiai tų vaišių arbatėlės ir nesitiki. Atvyksta su tikslu man padėti, todėl iškart eina prie reikalo. Apžiūri šias kuklės 8 arų valdas ir pateikia tinkamiausią sprendimą nuotekų valyklai. Jau iš anksčiau biškį esu pasiruošęs, žinau, kad yra numatyta vieta gręžiniui. Taip, Tai taip. labai aktualu yra skaičiuojant, parenkant montavimus, išlaikyti sanitarinius atstumus. Tas labai pabrėžiu reikalinga. Tarp gręžinio ir Taip, tarp gręžinio, tarp valymo nuotekų, tarp kaimyno, jūsų gretimo sklypo, galų galia tarp namo jūsų, ar ne? Ar praeinančio elektros įtampos kabelį vadinė. Tuos dalykus labai aktualu ir reikalinga žinoti profesionalui, kuris pateikė pasiūlymą. Einam, apžiūrėsim gal mūsų situacijos čia tiksliai, kaip viskas atrodo. Šią akimirką vyksta darbai, kaip matot, nesustoja. Matau, kad pamatai yra tik formuojami dar. Taip, taip. Galit man supažindinti su esama situacija, kad aš galėčiau priimti sprendimus. Be abejo, suprantu, kad jums Iš kur planuojat pradžiai išvesti nuotekų vamzdį iš pastato, kad aš galėčiau parinkti jau vietą, kur jums valyklą pastatyti? Jo, tai pirmas klausimas. Aišku, jo, pirmas klausimas. Bet suprantu, kad reikėtų vis tiek išvesti iš tos pusės, kadangi ir pats tualetas, ir ten tualetas, vonia. Pasakėt, nieko nesuprantat, viską jūs žinot, viską jūs suprantat. Tai va, iš mano pusės, ką aš matau. Kaip ir kalbėjot, teisingai, aš irgi matyčiau šitą situaciją, kad nuotekų vamzdį tikriausiai reikėtų vesti iš šito kampo pastato, kuris planuojamas. Ir bent jau atitraukti nuo sklypo, nuo pamato ribų per kokį 5-6 metrus. Tai kadangi matau pas jūs eglė auga, mums reikia patį biologinį valymo įrenginį atitraukti toliau nuo šaknyno augalų. Tai aš rekomenduočiau pačią konstrukciją, kadangi čia ta aikštelė statybų yra, bent jau konstrukciją pačią įrenginio suformuoti panašiai šitoj vietoj, pabrėžiu, išlaikant susitarimą su kaimynu. Reikia su jais susitarti. Jeigu norit laikyti atstumą metrą nuo sklypo ribos, reikia susitarimo. Jeigu norit laikyti sanitarinių atstumų, kokie reikalaujami pagal statybų reglamentą, turit laikyti bent 5 metrus. Gretimas sklypas turi pastatą, statinį, tai iš vis reikalavimas yra 8 metrai. Bet šitoj vietoje mes galim rasti susitarimą su kaimynu ir statyti įrenginį arčiau. Koks tas susitarimas turi būti rašytinis? Užtenka raštiško susitarimo, nereikia tarpininkauti jokiai instancijai, tiesiog jūs pasirašot vardas pavardė, aš įsipareigoju, aš pastatau įrenginį tokioje vietoje, jūsų leidimas yra duodamas, tai viską ir to dalyko ir užtenka. Gerai, reikia surasti kaimynus, susipažinti. Surasit, matau, žoldas yra, tai gal ir gyvena kas nors. Kažkaip retokai čia ir pati dar kol kas lankausi, dar pyragų nenešiau. Dabar toliau eiga. Pastačius įrenginį vietoj numatytoj būtinas mėginių paėmimo šulinys pagal reikalavimą. Tam, kad aplinkosauga atvykus į sklypą pas jūs paimti mėginį, noriu pabrėžti, tas bus privaloma jau. Jau yra nuo šių metų privaloma užsakovom klientam pateikti mėginius kartą per metus. Čia anksčiau nebuvo tas privaloma. Anksčiau to dalyko nebuvo. Nauji dalykai. Taip, dėl to labai rekomenduoju atsargiai rinktis gamintoją, atsargiai rinktis biologinius valymo įrenginius ir pasirinkti tuos, kurie rinkoje yra žinomi. Renkantis gal ir montavimo įmonę, ar ne? Turi būti gerai žinoma, aš sakyčiau, kad būtų patikima. Lengviausia, aš kaip klientams sakau, įeiti į rekvizitą.lt, pasitikrinat metų kiek jie dirba sistemoje šitoj ir jūs jau saugiai galite jaustis kaip užsakovas. Tai intarpas toksai, taip pradžiai, ar ne, kaip kalbėjom, nuotekų vamzdis, valymo įrenginys biologinis numatytoj vietoj, būtinai inspekcinis mėginių šulinėlis,
tam, kad paimti mėginį. Dar klausimas, o kas jį gali paimti, tą mėginį? Aplinkosauga. Aplinkosauga tik tai. Taip. Tarkim, skundas iš kaimynų, ar ne? Atsitraukia užuolaidas, jam čia susisuko kažkas galvoj, jam nepatinka, kad stovi kažkoks dangtis nematytas ir iškviesiu aplinkosaugą. Tai va turi būti vieta, kur paimti mėginį. Ir su kaimynu svarbu gerai sutarti, va dar irgi tokia. Svarbu, kad kaimynas ir su kaimynu gerai sutartumėt. Taip. Tai tikriausiai jau pasirinkot sklypą ir žinot, kad su kaimynu sutartumėt. Žinau, iš tikrųjų geri čia mano kaimynai. Baigiam. Mėginių šulinį turim, reikia rasti sprendimą, kur išvalytą vandenį nukreipti. Labai svarbu. Pas jūs yra labai paprasta, mes turim šlaitą, turim sklypo pakraštį, kur galim savitaką nuvesti vandenį, išleisti iš po įrenginio. O koks ten vanduo iškeliaus? Techniškai švarus, atitinkantis reikalavimus, tai kiekvienas gamintojas, gamindamas savo konstrukciją įrenginį, privalo laikytis tam tikrų reikalavimų. Tai tų reikalavimų laikymasis yra būtinas, kad atitiktų standartus. Tai gali į upelį ten drąsiai keliauti? Drąsiai gali keliauti į upelį, gali keliauti į šlaitą, gali keliauti į drenažinę sistemą vietinę kažkokią suformuotą, ar tiesiog infiltraciją palikti vandenį valytą, nukreipti į gruntą. Tai vadinama infiltracija į gruntą. Šiuo atveju mes priimsim sprendimą, kad savitaka išvalymo įrenginiu bėga vanduo tiesiai į šlaitą. Gerai. Tai kaip ir kalbėjau, įrenginys, mėginiai, bandom apeiti šaknyną ir pagal sklypo pakraštį vedame jūsų išvalytą vandenį į šlaitą. Kadangi matau formuojat pamatus, bus stogo danga, tai nuo stogo dangos irgi yra krituliai, yra lietus. Kad neleisti ant pievos, ant žolės, jūs galite tą patį vamzdį, kuris bus nuvestas į šlaitą, panaudoti kaip lietaus surinkimui ir nuvedimui į šlaitą. Aha. Taip, tai va čia irgi didelis pliusas, manau, kad vienu metu mes galim parinkti sprendimus, sutvarkyti jūsų drenažo ir lietaus sistemas. Supratau. Tai tas dabar vamzdis kažkur turėtų tenais, ar ne? Taip, tai jau prieš tai mes bendravom, kalbėjom, sakėt, kad jūs paliksit šitą šlaitą natūraliai esantį tokį nuolydį. Labai mielai. Tai tikėtina, kad mums reikės šitą vietą daryti stipresnį perkritimą, tai gal net panaudoti tarpinį šulinėlį, kad nubėgtų vanduo, kristų tvarkingai ir tada išlaikius apie 80 cm gilį, kad nebūtų įšalo zonas, nuvesti vamzdį ir išvesti pakalnį. Dar sakykit, Artūrai, ar reikalingas yra leidimas į savivaldybės? Kai kuriais atvejais taip. Jeigu tai yra kažkokios specialios vietos, kur praeina komunikacijos miesto tinklų, o šiaip standartiškai, jeigu yra sodo sklypas, privatus sklypas, jau šitie leidimai nebėra reikalaujami. Tai supaprastina, aišku, žmogui viską, tai yra paprasčiau viską pasidaryti. Ir greičiau. Tai tikrai biurokratija, visa popierizmas yra panaikinta toje vietoje. Labai gerai, vienu leidimu sutaupiau. Gerai, Artūrai, o dabar galit man šiek tiek papasakoti, kaip ten praktikoje būna, kaip žmonės ima ir nudega pasirinkę ypač pigiai, nes kažkoks ypatingai viliojantis pasiūlymas, o žmonės tikrai skuba, nori greitai įsirengti tas nuotekas, nori greitai įsirengti namus ir ten gyventi. Tai kokių ten būna tų klaidų ir kodėl kartais pasitaiko, kad netgi dvokia, sako kaimynai, pradeda skųsti, sako kažkoks nemalonus kvapas. Tai jeigu nori skubiai įsirengti, tai dažniausiai to nesiūlyčiau greit daryti sprendimą. Ir labai pigiai. Ir labai pigiai, taip. Tai rekomenduočiau išanalizuoti visų pirma pasirinktus gamintojus, išanalizuoti, pasitikrinti gaminį, kurį jums siūlo, kaip pavyzdys. Tai yra tokių variantų, kad žmogus mato pasiūlyme tik skaičius kartais. Tai siūlyčiau atkreipti dėmesį ne tik į skaičius, bet ir į konstrukcijas ir sprendimus. Tai kadangi mes kaip įmonė, Vandenvala, mes dirbam jau 17 metų toj srity ir savo etapu tam tikrų metu mes montavom įvairaus tipo valymo įrenginius, kaip ir dabar daug kur internete galima pamatyti. Montuojam visų tipo valymo įrenginius, atliekam visus aptarnavimo darbus, paleidimo, priežiūros ir panašiai. Žodžiu, viską mes mokam, viską mokantis, tai vadinasi nieko nemoka. Tai mes šiai dienai orientuojamės į tikrai gerai žinomą gamintoją, tai yra August & Co produktą. Šiai dienai puikiai atstovaujam ir puikiai jaučiamės su tuo gamintoju. Tai dabar buvo klausimas iš jūsų dar dėl kvapų. Taip. Tai vėl aktualus labai dalykas, kam reikalingi
tokie žmonės kaip aš, kaip mano kolegos. Jeigu aš atvykstu į sklypą, aš turiu išsiaiškinti žmogaus poreikius visų pirma, parinkti valyklą, kuri atitiktų jo reikalavimus ar ne, tų poreikių. Ir tik tuomet žinosim, kad jau tikrai nebus jokių nemalonių kvapų. Nes renginys atitiks tam tikrą kiekį priims valytų nuotekų, jisai išvalys. Kartą per metus įrenginį būtinai reikės prižiūrėti, aptarnauti, tai lygiai tą patį mes atliksim pas juos. Tai labai akcentuoju į profesionalią komandą pasirinkimą, kad važiuotų specialistai įvertinti, o ne kažkoksai žmogus iš pažįstamų, rekomenduojamų ir panašiai. Tai rinktis įmonę. Facebooko reklamų. Ar Facebooko reklamų. Ir sako, oi, labai greitai ir labai pigiai. Artūrai, o tada jūs papasakokite, kaip darbuojasi jūsų įmonė. Sakykime, ar iš karto tą pačią dieną atvykus į sklypą galima būtų sužinoti galutinę sąmatą, kiek viskas galiausiai žmogui kainuos ir niekas ten neturėtų keistis jau su laiku. Taip. Tai manau, kad tuo mes esame ir stiprus, kaip įmonė, kaip vadybininkai, kaip samatininkai, kad mes susitikę su klientu, išsiaiškinę jo visus poreikius, viską užfiksuojame elektroninėje versijoje. Tai padarome fotografijas, pateikiam brėžinį, montavimo schemą, kaip bus atliekami montavimo darbai. Ir išvykus iš sklypo, iš jūsų sklypo išvykus, jūs jau turite elektroniniam pašte mūsų visą sąmatą. Tai jūs neliekat nežinioje, jūs jau žinot sprendimus. Vėl grįžkim prie mano situacijos. Taip. Tai dabar man labai įdomu, kokių tipų jūs tų įrenginių turit ir kokio tipo matot jau, kad man labiausiai tinka. Šituo atveju, kiek aš išsiaiškinu jūsų poreikius, tai jūs planuojat gyventi. Taip, visam laikui. Yra galimybė įrengti valymo įrenginius sodo sklypui, kas labai patrauklų būna, ką aš matau, ar ne, sodo sklypai, gyventojų skaičius minimalus, atvažiuoja tik pasibūti sodybas, tai turim ir tokį sprendimą, bet turim ir jums sprendimą parinkti valyklą, siūlyčiau ne mažesnę kaip nuo 2 iki 6 asmenų, per parą sugebančiai išvalyti iki 800-900 litrų vandens. Kiekvienas ūkis skirtingai veda savo ūkį. Teisingai? Tai yra gamintojo August būtent įrenginiai tam sukurti valdymai. Taip pats valdiklis, jisai suteikia galimybę jums išvykus ilgesniam laikui iš sodybos, nustatyti tam tikrą režimą, kaip pavyzdys atostogų režimą. Ir jūs sutaupot elektros sąnaudas, tausojat orapūtės darbą, jinai ilgiau nenusisidėvi. Toliau yra priminimai tam tikri, kuomet galima pasivalyti filtrą pačios orapūtės. Tas labai aktualu, ko dauguma nežino mūsų klientų. Sako, ką čia reikia prižiūrėti. Čia, sakau, nieko jų daug neprižiūrėti, bet reguliariai, karts nuo karto pasivalykite orapūtės filtrą. Tas labai aktualu žvyruotose vietose, kur yra žvyrkelis, kur daug dulkių, tai kišasi ir genda tokie dalykai. Tai gamintojas šitas šiuo atveju yra tuo pasirūpinęs ir apsidraudęs. Nuostabu, jūs man parodysit vėliau, kaip tai reikia. Taip, tikrai galėsiu parodyti, turiu tą valdiklį, bus nesudėtinga viską jums parodyti. Nuostabu, labai ačiū Artūrai. Kaip atrodys visas procesas? Kokiu principu vyks dabar nuotekų valymo įrenginių, visas tas įrengimas ir čia tie darbai, aš suprantu, čia atvyksite su didelė technika ant to žolelės. Technika jūsų atveju bus nedidelė. Šiuo atveju, kadangi kasimo giliai tikrai nebus dideli, tai užteks elementaraus ekskavatoriaus, ką mes matom dabar sklype, ar ne? Tai darbus atliksim, pradėsim nuo ryto pusės, baigsim tikriausiai iki vakaro. Tai čia per vieną dieną viskas padaroma. Kuomet jau jūs esat pasiruošę priimti mus į sklypą, mes atvykstam, sumontuojam viską ir vakare jau, aš kaip sakau, galite jau naudoti sistemą. Nerealu, visiškai. Taip, per vieną dieną, jūsų atveju, per vieną dieną mes tikrai gyvendinam tą projektą. O kuriame etape statybų reikėtų pasirūpinti tuo, ar, pavyzdžiui, reikėtų pirmiausiai įsidėkti gręžinį, pasirūpinus visais tais leidimais ir viskuo? Jeigu trūktų darbų mums, sakyčiau, mums pirmai leiskit. Bet kadangi mes turim patirtį, turim klientų skaičių didžiulį, ar ne, tai aš patarsiu, kaip iš tikrųjų reikėtų elgtis šitoje vietoje. Labai gerai sakyti. Tai pradžiai reikėtų įsirengti gręžinį, kad mes jau turėtumėm sklype vandens. Vanduo labai aktualu, nes mums montuojant šitą sistemą reikia užpildyti vandenį. Ir be to vakare negalėsim jau naudotis. Jau naudotis, teisingai išmąstėt. Toliau jau turėtų būti pastatas.
pastatytas. Taigi eiga tokia. Gręžinys, namo pamatai, pasirodo iš tiesų pakanka tik 3, o tada jau galima pasirūpinti ir nuotekų valyklą. Gerai, dabar jau viską įrengėt, čia mane palikot, apmokėt, kaip tam pačiai ką prasivalyti, ten susitvarkyti. O kada man reikėtų vėl į jūs kreiptis, na, vat, sakėt, reikia į aplinkosaugininkus, pirmiausia, tai va tą eigą dar trumpai Eiga paaiškinkite. paprasta. Labai kliento stengiamės ir neapsunkinti to klausimu. Tai viskas vyksta natūraliai. Po atliktų montavimo darbų lieka jau serviso darbai. Tai po atliktų darbų su jumis susisiekia serviso atstovas, kuris jūsų įrenginį gaminį paleis, ar ne, tas bakterijas gyvasis biologija. Po vizito, po paleidimo darbų jūs esat užregistruojama pas mus sistemai kaip klientas, kaip žmogus turintis mūsų paslaugą, tai yra biologinį valymo įrenginį, mes jums jį sutvarkėm, paleidom ir jūsų rūpestis, jeigu nenorit rašyti sutarties, rūpestis kartą per metus pasiskambinti mums. Jeigu ir nepaskambinsit, jūs gausit žinutę su priminimu, kad jau laikas susitvarkyti. Tai visa taip, viskas yra automatizuota, jūsų rūpestis yra tą žinutę gal perskaityti. Tai mes viską pasiskaičiuosime, pasidėliosime. Taip, pasidėliosime. Ir tada jau su jumis susisieksim. Gerai. Ačiū, Artūrai, labai. Ačiū. Nu, labai žinokit, kažkaip jaučiuosi pozityviai nusiteikusi po pokalbio su Artūru. Jisai čia iškart įsijungus kameroms ir pradėjo konsultuoti mūsų operatorius abu apie jų nuotekų valymo sistemą, ką ten gali geriau pasidaryti, protingiau, mažiau išleidžiant pinigų. Tai žodžiu, visi laimingi. Galiausiai likom, Artūras iškeliavo, dabar kaip ir viskas, aišku, koncentruotai jisai viską išdėstė ir aš dabar tiesiog lauksiu, kada galima bus pradėti viską įrenginėti.